mergaitės gaidžiai. Sveiki, labas vakaras, čia laida Minutė su Viki ir mes šį vakarą gaminsime saldumyną sielai. Tai bus pyragėliai su saldžiais dalykėliais tokiais, kad neliūdėtumėt šį liūdną sekmadienio vakarą. Taigi, mums reikės bemielės sluoksniuotos tešlos, paskui dar mums prireiktų šokolado, kurio, aišku, viso nesudėsime į pyragėlius, tai kitą galėsit valgyti, ir ko čia dar, ir 2 bananų. Taigi, tokie bus mūsų paprasti pyragėliai, bet tai nereiškia, kad jie bus mažiau skanūs. Taigi, gal paliekime darbą. Visų pirma, supjausime bananą. Dabar paruošėme tešlą sausainiukų kepimui. Visų pirma, ją atskiriame, kadangi ji yra sušalusi. Paskui ją reikės iškočioti. Iškočiojame tešlą. Jei netyčia neturite kočėlo, galite panaudoti tam butelį. Žinoma, aišku, tuščią. Pradedame daryti pirmuosius sausainėlius. Štai kaip jie atrodo. Paimame bananą, įdedame į vidų ir užlenkime kraštelius. Štai. O darome su bananu ir šokoladu vieną. Žiūrėsime, kas čia gausis. Pirmieji mūsų pyragėliai laukia kepimo. Patepkime dabar skardą aliejumi, kad mūsų sausainėliai neprikeptų. Pyragėliai padaryti, sudedame juos į skardą ir pabarstame cinamonu, kad būtų gardžiau. Paskui juos dėsime kepti į orkaitę ir kepsime apie 30 minučių. Kai viskas paruošta, tada viską galiausiai įdedame į orkaitę. Dabar pažiūrėsime, kaip kepa mūsų pyragėliai skanieji. Kaip matome, čia viskas labai gerai iškilę. Manau, kad juos jau bus galima taip pat išimti. Išmušti. Jau kaip ir pats laikas ištraukti mūsų nuostabios pyragėlius. Tai pažiūrėsime, kaip čia viskas atrodo. Kaip gražiai. Na, tai ką, pasiimkit kokios braškių uogienės ir bus visiems labai skanu.